Nauja savaitė, nauji metai, klausimai tie patys, kaip sukurti gerą solinį albumą, / solinę programą. Tikiuosi, kad per šios metus gal jau kažkaip pavyks. Tada su Tingy Veld jau būtų galima irgi po truputį pradėti kurti naujas dainas ir toliau laukiu žinių apie naują studiją. Ar būtų gerai parduoti kelis daiktus, kurių nenaudoju. Tai pavyzdžiui, šitą kubą esu įdėjęs į skelbimus jau virš mėnesio turbūt nieks neperka. Čia dar turim vieną nereikalingą būgnų tomą ir bačką, kurias irgi būtų gerai parduoti. Nors irgi nežinau, kas pirks atskirai bačką ir tomą. Aš tai kažkada ieškojau vien tik tai bačkos ir vien tik tai flor tomo, bet neradau. Teko pirkti iš Tamstos naują. Ir dar, kol nereikia kraustytis, norėčiau perdaryti šitas gitaras savadarbės, nes jos per sunkios. Galvoju pradėti nuo šitos. Dabar šiaip jinai yra susetapinta visa kaip baritoninė, bet realiai gal ir nereikia man dar vienos baritoninės, nes turiu vieną pagrindinę ir vieną namie stratą taip suderintą ir gal to ir užtenka. O iš šitos būtų galima gal padaryti tiesiog kažką panašaus paprastam jazzmasteriui, šitam, su kurio daugiausiai groju, ir tada tiesiog turėti kažką panašaus namie skečinimui. Bus tokia turbūt supaprastinta biški versija, be šitos visos sistemos. Iš kūrybinės pusės tai tarsi norėtųsi daugiau nuoseklumo, mažiau pradėti naujų dalykų ir daugiau užbaigti iki galo pradėtus, bet iš kitos pusės, jeigu kai bandau taip nuosekliai ir metodiškai kažką daryti, tai nesukuriu, tiesiog nesusigalvoja faini riffai, fainos idėjos, kažkaip labai įsitempiu tada ir gaunasi toks banalus šūdas. O kai kažkaip leidžiu savo tai pasiblaškyti ir šiaip kažkaip pagrot for fun kažką, tada ne visada, bet dažniau tiesiog susigroja kažkas tokio fainesnio, ką norisi po to tobulinti ir vystyti toliau. Daugmaž išpjovau grubiai kontūrą, kitą kartą reiks sulyginti, o šiaip dar viena priežastis, kodėl nutariau daryti tiesiog jazzmasterį, o ne ką nors savo, tai ta, kad turiu šitą pigardą, kurį gavau nemokamai ir niekur kitur nepanaudosiu, kaip tik tai darydamas jazzmasterį. Tai va. Šiandien atsinešiau visus pedalus iš namų, tokius senesnius arba nebenaudojamus, nes namie vis tiek su jais negroju, nes kažkaip nelabai yra kaip tai daryti niekam netrukdant. Ir šiaip užknisa ten susijunginėti viską. Tai pagalvojau, kad gal bus visai toks nieko bajeris turėti tokią papildomą alternatyvę, šitą papildomą pedalboardą, kai reikia įrašyti kokią nors papildomą antrą gitaros partiją, pavyzdžiui, tiem vadinamiesiam overdubam. Ir šiaip gal pagalvojau, gal kartais įkvėps per kitokią pagroti, žiūrėsim.
daugmaž sulyginau ir valinau kraštus. Tik tai Jazzmaster yra biškai sudėtingesnė forma. Yra čia tokia dar nuopjova ir iš tos pusės šičia. Tai dar reikės pabandyti jas išgauti irgi. Nes kiti biškai keistai atrodo toks plokščias Jazzmasteris priedo nepatogu groti. Bet va. O pedalboardas visai atliko savo funkciją įkvėpti, toks susidžiamino, man rodos, visai fainas skečas, tik tai nusoliniam albumui tai netiks, bet toks kritikas rašė apie Thinly Veiled, kad gal mes tipo pilniau ir geriau skambėtumėm jeigu turėtumėm antrą gitaristą, tai čia toks gal pabandymas įsivaizduoti, kaip tai galėtų skambėti. Šiaip šitą telekasterį reiktų biškai sutvarkyti, nes kažkaip jau tik tai vienas nuėmėjas veikia, kitas trūkinėja ir garsas neužsisuka iki galo. Bandau po truputį adaptuoti dainas live pasirodymui, ne pasirodymui, gal vadinkim atlikimui, bet kažkaip atrodo, kad, nežinau, visatoje egzistuoja tik tai du soundai. Vienas tiesiog normalus, su normaliais tikrais instrumentais roko grupės, o kitas tokio minimalaus šalto post-punko su sintikais. Dar nerandu savo MIDI laido, nei vieno, nei kito. Čiūju, kad abu namie, tai negaliu padaryti, kad sintezatorius pats grotus sekvencintas iš būgnų mašinos. Tai reikia pačiam pagroti biškai su gitara, tada prieit pagroti su sintiku. Bet reikia, man rodos, būtinai dar sintezatoriaus, nes kitaip kažkaip labai tuščiai skamba. Aš šiaip nežinau, šiaip manau, kad galėčiau išspausti albumą maždaug su tokiu skambesiu, taip prirašyčiau tų dainų, bet kažkaip net biškai gėda, nes atrodo, kad ir taip daug grupių, kurios taip skamba. Ir, reiktų kažką naujo įnešti. Bet iš kitos pusės kartais pagalvoju, kad, kadangi jau taip gerokai esu užsiknisęs šitom skambesio paieškom ir ką čia daryti, o kažkaip kurti norisi ir norisi judėti į priekį, tai gal įsivaizduoti, kad čia kažkaip pradedu nuo nulio, kas iš dalies ir yra tiesa, ir įsivaizduoti, kad dabar yra ne 24 metai, o kokie 14 ir tiesiog padaryti taip, kaip išeina ir susitaikyti su to, kad tas albumas bus lievas ir niekam neįdomus, gal jį bedarant kažkaip atsiras kažkokių naujų idėjų ir gal paskui kitas antras albumas galės būti įdomesnis. Nes, kažkaip labai užkniso tiesiog sėdėti vietoj ir taip be rezultatų. Atrodo, dedu pastangas, kažko ieškau, džeminu, galvoju, bet vis nėra ką parodyti. Iš dalies ir perėjau prie šito jau vėl prie būgnų mašinos ir būgnų programavimo, kad bent jau tai, ką kol kas esu sugalvojęs, jau galėčiau pradėti kažkaip repetuoti, bent jau pats savo pagroti, kad ne tik įrašas būtų, bet ir būtų tas kažkaip grojimo džiaugsmas. Šiandien netikėtai pavyko parduoti vieną nenaudojamą daiktą, tai turėjau tokį panašų į šitą Grooveboxą, tik tai ne Model Samples, o Model Cycles, kuris veikia FM principu ir yra toks ne samplų playeris, o labiau sintezatorius. Kadangi šitą daugiau naudoju, tai tas tiesiog gulėjo namie kelis mėnesius nenaudojamas. Truputį buvo gaila parduoti, nes šiaip vis tiek fainas toks daiktas ir turi tokį savitą skambesį, bet manau, kad pakaks vieną, nes kažkaip, kai turi du, tai tada vis tiek vieną kažkurį labiau naudoju, o kitas taip, nežinau, jausdavausi kaltas, kad jis guli nenaudojamas. Pardavau 108, tiesiog pastebėjau skelbimą, kad žmogus ieško pirkti ir šiuo metu šitų samples yra pora skelbimuose, o cycles nebuvo
ir pagalvojau, kad, gera proga, nes šiaip kaip pats nori, ką nors parduoti, bet nieks neieško, tai kaip su šituo kubu ilgai užtrunka, visokie čiupinėtojai, kaip mano senelis vadindavo, pradeda rašinėti, kad, gal čia pabandyt, bet gal čia man nepatiks, gal čia, o gal aš čia savaitę pabandyčiau, o tada ten kažką, gerai, gal čia pašvenčiu. Tokie nemotyvuoti, kas, tipo fair enough, bet kaip pardavinėjai tai užknisa. Bet matyti ir šiaip dalykai, su kuriais gali gaminti elektroninę muziką namie, labiau paklausus šiais laikais negu ten 2010 stiliaus blues rockinis kažkoks lempinis. Bet jeigu norit kas nors pirkti šitą kubą, tai parašykit, labai fainas. Šiandien jau turiu midi laidą, tik tai nepasiėmiau kompą, tai nieko negaliu kokybiškai rašyti, bet padirbėjau biškį prie dainos taip offline su Groovebox ir Syntiku ir visai gal ir smagiai skamba, kai yra ne tik samplai, bet ir tas Syntikas groja, tai skamba maždaug taip. Truputį atidėlioju darbą prie šitos gitaros, nes toliau reikėtų išfrezuoti šitą ertmę įstatyti grifui. Paprastai nuo to pradedu ir tada jau matuoju, kur tiksliai bus bridžas ir šitas tailpiece'as, nes jeigu čia atsiranda bent koks netikslumas, nors truputį pakrypia, o tai visada ir būna, tai šitos dalys iš karto irgi pasistumia per kelis milimetrus. Bet šį kartą, kadangi noriu viską pritaikyti prie šitos standartinės firminės apsaugos, tai nežinau, biškai nerimauju, kad čia kaip nors kreivai išpjausiu ir tada nežinau, neišeis kažkaip įtaikyti viską. Arba bus pigardas kaip nors taip arba taip. Gal taip smarkiai nebus, bet nežinau. Kita vertus, turbūt nėra čia ką daryti, vis tiek reikia bandyti išpjauti ir tada žiūrėti, kaip čia bus. Atrodo, kad pavyko visai neblogai, o geriausia dalis tai, kad pigardas taip kaip ir gana tiksliai prisispaudžia palei kraštus ir tada pagal jį šitos vietos turėtų būti teisingos, bent jau turiu vilties, kad tai bus. Ir tada galiausiai lieka šitą dalį nusistatyti teisingai. Tiek, šią savaitę turbūt ir viskas, o kitą savaitę išvažiuojam į Romą biškį atostogų, tai nebus blogo.